Partnerių Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės bei Panevėžio kolegijos vadovai ne vienerius metus siekia paruošti profesionalius sveikatos priežiūros specialistus. Jų teigimu, toks bendradarbiavimas atneša išties daug naudos. Tuo neabejoja ir studentai. Pasak Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorės, ligoninė su Panevėžio kolegija bendradarbiauja jau eilę metų. Kasmet šioje įstaigoje studijų praktiką atlieka kelios dešimtis kolegijos studentų, kurių draugija džiaugiasi ne tik ligoninės vadovė, bet ir personalas. Dėl ribotų finansinių išteklių darbo krūviai sveikatos priežiūros specialistams yra pakankamai dideli ir tos atidos, to dėmesio, to švelnumo, to pagaliau ir profesionalizmo, kurio reikėtų sergančiam žmogui, negali teikti įstaigoje dirbantys specialistai. Tai būtent studentai prisideda ir mes labai džiaugiamės tuo, kad prisidedam prie būsimų medikų, slaugos specialistų, kineziterapeutų, burnos higienos specialistų, socialinių darbuotojų mokymosi proceso. Kad mūsų institucijoje jie gali šalia įgytų teorinių žinių, jas patikrinti praktiškai. Aš galiu vertinti apie jų gautą naudą iš jų atsiliepimų praktikos, kuris yra gana aukštas. Pavyzdžiui, atsiliepimų vidurkis apie šioje įstaigoje atliekamas praktikas studentų yra 9,6 balo. Tai yra iš esmės puikus vertinimas. Tai aišku įrodo ir ten dirbančių specialistų atsidavimą ir rūpinimąsi tais jaunaisiais, kurie juos pakeis. Susipažįsta ne tik su praktiškai su naujausiais sveikatos pasiekimais, susipažįsta su įranga, išmoksta bendrauti su žmonėmis, susipažįsta su galiojančias darbo tvarkos taisyklėmis, aplamai su institucijų tvarka, tuo labiau, kad mes stengiamės, kaip ir dera, supažinti jaunus specialistus su galiojančiais teisės aktais, su darbo saugos, civilinės saugos, gaisrinės saugos reikalavimais, į tuos pareiginiais nuostatais, kurie galioja kiekvienai profesijai. Ir mano dar kaip įstaigos vadovo pareiga, ir tą aš nuolatinai darau, kad jaunus žmonės supažindinti su sveikatos sistemos politika, ekonominiais reikalavimais. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė teigia, itin besidžiaugianti šiemet jos vadovaujamoje įstaigoje praktiką atlikusiais studentais, kurie nepabūgo ligoninės pastato atnaujinimo darbų ir prireikus padėjo perkelti ligonius bei įrangą. Tiesa, tokia patirtis studentų nepapiktino. Jie dėkingi už visas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje gautas žinias bei įgūdžius. Džiugina, kad jie patys nori pabendrauti, nes tiek uždaryti kambariai ten būna, jeigu ten šalia ligoniai sunkus neguli ant lovos ir net nekalba, tai jie bendrauti labiausiai nori, kad pakalbėtų, kas nors ten užjaustų. Praktikos metu dauguma teko slaugyti pacientus, maitinti, vežimėlį kelti, vežti į foje, kad mankštas pravesti. Pagrindas slaugytojo darbo. Daug pasakoja, kad čia viskas baisu, nuteikė pačiam blogiausiai, bet kai atėjau, tai iš tikrųjų buvo visai smagu. Personalas labai draugiškas, susibendravom, su pacientais irgi gali laisvai bendrauti. Pasak įstaigos vadovės, didžioji dalis praktiką atliekančiųjų Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje yra gabūs ir motyvuoti studentai. Tai pastebi ir jų praktiką stebintis įstaigos darbuotojai ir studentų slaugomi ligoniai. Kai man kas nors pasako, kad šiuolaikinis jaunimas nėra toks brandus ar toks sąmoningas, kaip kažkada buvo mūsų karta, aš labai atsakingai, žiūrėdama jau 8 metus iš jų jaunų žmonių darbą, tikrai labai atsakingai ir labai su dideliu pasigėrėjimu ir meilė turiu pasakyti. Labai šaunūs jauni žmonės. Jie žino, ko jie nori, jie sąmoningai įsikėlė tikslo ir siekia jo. Ir aš manyčiau, kad bus
daugelis iš jų bus tikrai labai geri sveikatos priežiūros specialistai. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė bei Panevėžio kolegija sėkmingai bendradarbiauja ne vienerius metus. Tai yra numatę pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje. Įstaigų vadovai sako neabejojantis, kad 2017-aisiais pasibaigus bendradarbiavimo sutarčiai ji bus pratęsta. Panevėžio